kuo gyvenam toliau, tuo labiau suprantam, kad reikia tik vieno iš tikrųjų. Nes Dievas iš tikrųjų viskas jame yra to, ko mums reikia. O svarbiausia ta gyvybė. Atrodo, pasaulis turi daug ir turtų, ir sėkmės, daug sėkmingų žmonių. Bet ką jie gali neturėti, tai tos gyvybės, kurie ateina tik iš Dievo, tik iš Jo. Todėl mūsų širdis gieda, reikia tik vieno, kuris teikia gyvenimą, realų gyvenimą. Neįsivaizduojama, nesukurta, bet realus gyvenimas. Kraują tu praliejai už mus ant kryžiaus, kad išgelbėtum paguldei gyvybę. Amžiams danguje įrašei mano vardą. Tu man brangiausias, tu man brangiausias, reikia tik vieno, garbinti ir pažint tave, Dieve. Mano širdį amžiams pakeitei tu, tavo vardą Jėzau aukštinu. Reikia tik vieno, garbinti ir pažint tave, Dieve. Mano širdį amžiams pakeitei tu, tavo vardą Jėzau aukštinu. Kraują tu praliejai už mus ant kryžiaus, kad išgelbėtum paguldei gyvybę. Amžiams danguje įrašei mano vardą. Tu man brangiausias, tu man brangiausias. Reikia tik vieno, pažint tave, Dieve. Garbinti ir pažint tave, mano širdį amžiams pakeitei tu. Tavo vardą Jėzau aukštinu, tavo vardą aukštinu. Reikia tik vieno, garbinti ir pažint tave, Dieve. Garbinti ir pažint tave, mano širdį amžiams pakeitei tu. Tavo vardą Jėzau aukštinu į tave. Į tave keliu rankas, garbę atiduodu, esi manyje. Dieve širdimi visa, tik tau lenkiuosi, tu viskas man. Į tave keliu rankas, garbę atiduodu, esi manyje. Dieve širdimi visa, tik tau lenkiuosi.
reikia tik vieno. Garbinti ir pažinti Tave, Dieve. Mano širdį amžiams pakeitei Tu. Tavo vardą, Jėzau, aukštinu. Reikia tik vieno, reikia tik vieno. Garbinti ir pažinti Tave, Dieve. Garbinti ir pažinti Tave. Mano širdį amžiams pakeitei Tu. Pakeitei Tavo vardą, Jėzau, aukštinu. Tavo vardą aukštinu. Reikia tik vieno, Reikia tik vieno. pažinti Tave, Dieve. Garbinti ir pažinti Tave. Mano širdį amžiams pakeitei Tu. Mano širdį pakeitei. Tavo vardą, Jėzau, aukštinu. Tavo vardą aukštinu. Reikia tik vieno, Reikia tik vieno. pažinti Tave, Dieve. Garbinti ir pažinti Tave. Mano širdį amžiams pakeitei Tu. Amžiams pakeitei Tu. Tavo vardą, Jėzau, aukštinu. Reikia tik vieno. Garbinti ir Reikia tik vieno. Reikia tik vieno. reikia tik vieno, Reikia tik vieno. reikia tik vieno. Ačiū labai. Aleliuja, brangieji. Kaip gera Dievo namuose ieškoti jo veidą. Kokia čia malonė. Aš ryte atėjau ir skambėjo šitą giesmę, repetavo mūsų šlovintojai. Ir šitie namai prisipildė kažkokio tai anapusinio jausmo, ne šio žemės jausmo, ne šio žemės ramybės. Tai vieta, kurią lanko Dievas. Lanko todėl, kad čia susirenkama dėl jo vardo. Kad jį pagarbinti, kad susitiktų dangus ir žemė ir įvyktų stebuklas. Būtų nuimtos naštos, pasitrauktų ligos, sielvartas ir širdį užlietų nauja viltis, ta, kuri visada yra. Tik tai žinot, yra tam tikros vietos, kur yra žymiai sunkiau tai surasti. Noriu pasimelsti su jumis šį rytą iš mokytojo knygos eilutėm. Sako, viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangum. Viskam, brangieji, tai, kas vyksta tavo gyvenime, tam atėjo metas. Ir jis yra
tinkamas laikas po dangum. Kaip tu besijaustum, šventieji raštai sako, kad tai yra tinkamas laikas tau po dangum. Amen. Laikas gimti, laikas mirti, laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta. Laikas žudyti ir laikas gydyti, laikas griauti ir laikas statyti, laikas verkti ir laikas juoktis, laikas gedėti ir laikas šokti, laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti, laikas glomonėtis ir laikas nesiglomonėti, laikas ieškoti ir laikas pamesti, laikas laikyti ir laikas išmesti, laikas perplėšti ir laikas susiūti, laikas tylėti ir laikas kalbėti, laikas mylėti, laikas nekęsti, laikas karui ir laikas taikai. Brangieji, aš manau, kad didžiausia mūsų sielvartų, mūsų nelaimingumo pasekmė yra nesuvokimas, koks man šiandien dabar yra laikas. Nes šventi raštai sako, kad šitam laikui yra visa skirta malonė. Kokioj tu bebūtum situacijoje, jeigu suvoki ją kaip tą, kuri atėjo į tavo gyvenimą, ji tiesiog jau yra. Susivokti, kame gyvenimas, aplinkybės, pasirinkimai, velnias, kas bebūtų, kur tave atvedė, koks šiandien yra mano status quo ir iš kokio taško aš šiandien ieškau savo gyvenimo, iš kokio taško aš ieškau išgelbėjimo. Amen. Ir jeigu laikas šiandien yra tau sodinti, imk sėklas ir sodink kaip geras žemdirbys, negailėdamas prakaitą. Bet jeigu tau yra laikas rauti, kas pasodinta, pasiraitok rankovės ir rauk tai, kas pasodinta. Laikas žudyti, laikas gydyti. Laikas, galbūt tau laikas kažką gyvenime realiai nužudyti. Nužudyti tai, kas priešas yra kur mano viduj. Susikauti su juo ir jį nužudyti. Ir tam reikalinga drąsa. Ir tam reikalingas yra brandumas. Tam reikalinga prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, nes tam, kad kažką tai nugalabėti gyvenime, reikalinga jėga. Amen. Bet jeigu šiandien tau yra šitas laikas, tau yra visa malonė tai padaryti. Laikas gydyti. Jeigu atėjo laikas gydyti, vadinasi, atėjo laikas tau gydyti. Jeigu laikas griauti, griauk. Jeigu laikas statyti, sako šventas raštas, statyk. Jeigu laikas verkti, nesulaikyk ašarų. Nesulaikyk to skausmo, kuris realiai gyvena tavo kūne, kuris gyvena tavo sieloj. Ir ašaros yra nuostabi Dievo dovana, išplauti sielą, išplauti savo vidų. Todėl aš raginu, liekit ašaras, tik žinokit vietą, kur tai daryti. Dovydas vienoje vietoje sako,
liekit ašaras į pagalvę ir tylėkit. Jeigu neturit žmogaus su kuo, tiesiog liekit ašaras į pagalvę. Haleliuja. Ir laikas juoktis. Bet žinot, kada mes kažko neišgėdim, neišverkiam, mes pasiliekam tą rezervą ir šitas rezervas mums neleidžia tiesiog juoktis, kada yra juoko laikas, kada yra džiaugsmo laikas. Haleliuja. Laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti. Laikas glamonėtis, laikas nesiglamonėti, laikas ieškoti. Ir sako, yra laikas pamesti. Brangieji, gal kažkam iš jūsų laikas tiesiog pamesti. Atėjo laikas paimti ir pamesti. Pamesti. Kas bebūtų, kas šiandien yra apsunkinimas, kas šiandien yra atgyvenę, kas nebetarnauja geram, kas nebetarnauja meiliai. Išmesti, laikas išmesti. Kažkam yra laikas išmesti. Laikas perplėšti ir laikas susiūti, laikas tylėti ir laikas kalbėti. O Dieve, ane? O Dieve, žinoti, kada tau reikia patylėti, kada laikas yra patylėti, tiesiog patylėti ir atpažinti, kada yra laikas kalbėti. Kalbėti. Kada ateina laikas kalbėti, žodis turi būti paskelbtas. Žodis turi būti pasakytas. Amen. Laikas mylėti. Yra laikas mylėti, sako. Ir laikas nekęsti. Yra tas laikas. Yra laikas nekęsti, kažko nekęsti. Yra laikas karui ir laikas taikai. Ir pažiūrėkit, pirma pasakyta, kad pirma laikas karui, o tada ateina laikas taikai. Ir mums taip norisi sumaišyti šitos dalykus. Turėti taiką be karo. O kad kariauti, reikia ginkluotę turėti. Kodėl mes nekariaujam dažnai ir pralaimim? Todėl, kad nepasiruošę. Todėl, kad netikim, kad tas, kuris many, jis iš tikrųjų didesnis už tą, kuris pasaulį. Ir ta jėga, kuri apsigyveno prieš 33 metus many, yra galingesnė už tą, kuri pasaulį. Ir jeigu mano yra šitas laikas susikauti, ir jeigu tavo šitas laikas, nebėk iš šitos pozicijos. Nebėk. Tiesiog atsistok ir jeigu jau čia esi, pripažink tai sau ir aukščiausiam. Aš stoviu šitam taške. Aš turiu tam tikrus įgūdžius. Aš kaip tas mažas Dovydas, aš jau kažką tai esu nukovus ir stoviu dabar gyvenime prieš tikrus savo galijotus. Ir Viešpatie Dieve, duok man drąsos paimti būtent tą akmenį, kurį aš esu įvaldžiusi. Aleliuja. Taigi, brangieji, dar toliau, jau 4 skyriui mokytojas sako, kad vargas vienišam žmogui. Suprantat? Vargas vienišam žmogui, kuris lieka va šitoj kovoj, va šituose laikuose,
Nes žmogui yra sunku atpažinti vienam šitos laikus, ypač šiais laikais, kada viskas va taip va, pasaulis visas verda, mano vidus visas verda ir man reikalingi žmonės, man reikalingi bendra keleiviai, man reikalingi bendra žygiai, kurie taip kaip aš, labai panašiai supranta gyvenimą. Ir kada mano akis aptemsta, kada aš nebematau, o aš kažko tikrai nematau, man reikalingas kažkas šalia, kuris tai parodytų. Amen. Haleliuja. Sako, vienišą žmogų lengva įveikti, du gali sėkmingai pasipriešinti. Haleliuja. 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 Taigi, brangieji, mes esam Dievo namuose. Ir čia yra bendruomenė. Bendruomenė, kūnas, kuris pats save saugo ir augina. Amen. Ir šitam kūne, šitas kūnas sudarytas iš daugybės narių. Ir šitie nariai yra labai skirtingose pozicijose. Ir vieniem yra vienoks laikas, kitiem kitoks laikas. Amen. Haleliuja. Ir dabar tiesiog noriu pasimelsti, tiesiog kartu sutarti su jumis. Ir paprašyti gerąją Dievą, kad jis duotų kiekvienam iš mūsų šitos nuovoko, šitos sveiko suvokimo, suprasti, kur šiandien aš stoviu. Haleliuja. Tėve, mes dėkojam tau. Tėve, mes dėkojam tau už tavo atliktą Viešpate. Tavo atlikta yra viskas, Viešpate. Haleliuja. Ir kiekvienas šiandien, kur jis bebūtų savo gyvenime, jisai yra šitoj vietoj, už kurį yra atlikta. Kokiam bebūtų laike, ar gimti ir mirti, sodinti ar rauti, kas pasodinta, ar žudyti, ar gydyti, ar griauti, ar statyti, ar verkti, juoktis, kam gedėti, kam šokti, kam išmėtyti akmenis, kam juos surinkti, kam glamonėti, kam nesiglamonėti, kam laikas pamesti, kam laikas išmesti, kam laikas perplėšti ir susiūti, kam laikas yra tylėti ir kam laikas yra prabilti, kam laikas yra mylėti ir kam laikas yra nekęsti, kam laikas yra karui ir kam laikas yra taikai. Viešpatie, aš dėkoju tau už išminties ir apreiškimo dvasią, kuri tiesiog nužengia dabar ant tavo žmonių, kuri nužengia, Viešpatie, ant sielų, kuri nužengia ant protų, Viešpatie Dieve, ir duoda šitą suvokimą, Tėve, kaip stovėti šiandien tavo akivaizdoje, Dieve, kokiais žodžiais kreiptis į tave, Dieve, kokiais žodžiais šauktis, kad aš suvokčiau, Viešpatie Dieve, kad aš nebūčiau apgauta, Tėve. Haleliuja, todėl tu man sakai savo žodį, būk blaivi ir budėk, brangieji, būkit blaivus ir budėkit, būkit blaivus ir budėkit. Haleliuja, nusižeminkit po galingą Dievo ranką. Haleliuja, po tą, kuri yra virš jūsų visada, kuri yra už jūs visada. Haleliuja, ir niekas neišslysta iš šitos rankos. Viešpatie Dieve, dėkojam tau, Tėve, dėkojam tau, Tėve, šlovinam ir aukštinam tavo vardą, tavo namuose, Tėve. Haleliuja, kur gyvena išgelbėjimas, kur gyvena išgydymas, Viešpate, kur gyvena amžinoji viltis ir pats gyvenimas. Haleliuja, brangi šventoji dvasia, aš meldžiu surinkimo, aš meldžiu bendruomenės surinkimo, aš meldžiu, kad parvesti būtų Dievo vaikai į namus. Haleliuja, Dieve. Ir tiem, kurie šitie namai yra jų namai. Haleliuja, Viešpatie Dieve. Te būna atlaisvintas jiem takas. Te būna nurinkti akmenys Jėzaus Kristaus vardu. Te būna ištestas kelias. Haleliuja. Įeiti į savo likimą, įeiti į pašaukimą, įeiti į patį gyvenimą. Haleliuja, Tėve. Dėkojam tau už žodį. Viešpatie Dieve, dėkojam už tavo žodį, haleliuja, kuris turi galią pakeisti gyvenimą per
amžius. Haleliuja, haleliuja. Tėve, dėkojam tau. Tėve, dėkojam, atveriam savo ausis. Atveriam širdį šiandien, Jėzau. Haleliuja, nepalik nei vieno aklo meldžiu, nepalik šiandien kurčia, tėve, haleliuja, nes tu kalbi bažnyčiai, tavo dvasia nenustoja kalbėti bažnyčiai, nuo šitos sakyklos tavo dvasia tebe kalba Viešpate, haleliuja, ir jinai yra galingesnė negu anksčiau, haleliuja, šitas žodis turi svaresnę Viešpate Dieve, tiesiog svaresnis yra. Tėve, te būna jis išgirsta šiandien, Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau, Dieve, dėkojam tau. Dėkojam tau, dėkojam tau, dėkojam tau, dėkojam tau. Ačiū, brangieji, ačiū, kad esat su mumis, ačiū, kad esat mūsų tarpe, ačiū, kad remiat. Haleliuja. Tam, kad Dievo žodis skintųsi kelią. Haleliuja, Dievo žodis yra brangus, už Dievo žodį mokama milžiniška kaina. Haleliuja, ir būk kitas, jeigu negali kažkaip, prisidėk finansais, prisidėk kažkuo, kad žodis, kuris kalbamas iš šitų namų, pasiektų tuos, kam jis yra skirtas ir atliktų darbą. Haleliuja, amžinybei, Viešpate, amžinybei. Kad nuėjęs ten vieną dieną būtum ištiktas žmogau ir nustebintas padėkos tų, kuriem tu šiandien padėjai. Haleliuja. Kartais paspausdamas, tiesiog paspausdamas tą liuks, paspausdamas, užsiprenumeruodamas šitą žodį, pasidalindamas Viešpate Dieve, tai nėra sudėtinga. Bet tai yra taip galinga. Haleliuja. Haleliuja. Ačiū, brangieji. Amen. Amen, tai reiškia, dabar eisim ir gyvensim pagal tai, kaip meldėmės. Ir tai yra nuostabu, taip? Ir tai yra nuostabu žinoti, kad iš tikrųjų rankose turim nepaprastą knygą, turim nepaprastą informaciją, nepaprastą išmintį, nepaprastą žodį, nepaprastas istorijas, turim nepaprastus pažadus. Turim nepaprastą jėgą. Savo rankose laikom sprogstamą galią, kuri gali, iš tikrųjų gali ir žada ir gali mūsų gyvenime padaryti didžiulės reformas, apversti jį aukštyn galvą, apversti jį, padaryti revoliuciją, padaryti perversmą. Ten, kur šiandien yra mūsų skauduliai, ten, kur šiandien yra mūsų problemos, ten, kur šiandien mūsų nepasitenkinimas, ten, kur šiandien mūsų vergystė, ten, kur šiandien mūsų nelaisvė, Dievo žodis ateina ir išlaisvina. Ir šitas laikas, kontekste to, kas buvo pasakyta, iš tikrųjų šventajam rašte yra labai, labai aiškiai apibrėžtas. Ir aš pasakysiu, kaip aš jį iš tikrųjų išgyvenu, šitą pavasario laiką, šitą prisikėlimo laiką, lietuviškų ir pasaulinių, kaip sakyti, Velykų kontekste ir artėjančios žydų paschos, kaip mes sakom, pascha, arba kaip žydai sako, Peisach, tas išėjimo iš Egipto šventė. Ir mes kaip krikščionis dažnai svarstom, krikščioniškose ratuose dažnai vyksta tie svarstymai. Ar mes tą švenčiam, ar mes tą švenčiam, ir ką mes čia švenčiam, ar mes iš vis nieko nešvenčiam, ar mes kiekvieną dieną švenčiam, jau tie, kurie yra Kristuje Jėzuje. Bet aš pasakysiu, kad šiai dienai
vadovaujuosi tuo, kas iš tikrųjų yra pasakyta žodėje, kad šitą šventę tu iš tikrųjų švęsi, vat atsivertus Išėjimo knygos 12 skyrių ir 18 eilutę, jinai sako, pirmą mėnesį nuo 14 dienos vakaro iki 21 dienos vakaro valgysite neraugintą dieną ir švęsite neraugintos duonos šventę, kadangi tą dieną aš išvedžiau jūsų gretas iš Egipto žemės. Švęskite tą dieną per kartas kaip amžiną įsaką. Išėjimo 12:17. Ir didžioji šventė minėjimo žydų išėjimo iš vergystės per Raudonąją jūrą į pažado žemę iš Egipto prasideda neraugintos duonos švente. Ir kalendoriškai, kalendoriškai, pagal Mėnulio kalendorių, kurio naudojasi žydai, žydų kultūra, tai yra Mėnulio kalendorius, ne grigorianiškas kaip mūsų pagal Saulę, bet iš tikrųjų jų yra pagal Mėnulį. Ir jie laiks nuo laiko susikūrė deficitas, kadangi jų mėnesis 28 dienos, tai laikas nuo laiko praėjus kiek tai metų pas juos atsiranda 13 mėnuo, kad susilygintų dienos. Ir rytoj prasideda oficialiai kalendoriškai, prasideda žydų Peisach, neraugintos duonos šventė, kuri pasibaigs Išėjimo iš Egipto švente. Ir mes savo Velykas jau atšventėm. Kartais jos būna labai arti, žinot, kad ir pravoslavų ortodoksų, ir graikų Velykos, jos iš tikrųjų skirtingomis dienomis pagal skirtingus skaičiavimus dažnai vyksta. Bet šį kartą tai gavosi labai toli. Mes atšventėm prieš mėnesį, 31 kovo, taip, ir dabar mes turėsim 30 balandžio. Ir rytoj mes įeinam į tą 8 dienų ciklą, kada iš tikrųjų šventam rašte mes matom, kaip žydai ruošiasi šitai šventai, kaip buvo įsakyta ją švęsti. Ir viskas prasidėdavo nuo to, kad pirmus 2 vakarus jie susirenka šeima prie stalo ir jie valgo. Ir tas valgis jų yra kaip istorija, tas maistas jų lėkštėj yra simbolių maistas. Simbolių maistas, kai jie valgo mėsą, kai jie valgo avinėlį keptą, tai yra jiems auka už nuodėmę. Taip, tai jiems yra paaukotas avinėlis. Ir mes matom Naujam testamente, Jonas Krikštytojas pamatęs viešpatį sako, štai avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Reiškia, Jėzus jisai tapo to avinėliu ir mums jis yra tas avinėlis, bet tada tai buvo tas kitas avinėlis, kuris buvo reikalingas tam, kad užsibaigtų bausmės Egiptui, išeinant žydams iš Egipto žemės. Kada, pradėkim nuo to. Pradėkim tikriausiai nuo to, kad Mozė iš tikrųjų, kur aš čia užsirašiau savo, taip, kad iš tikrųjų žydų tauta nelaisvė, jinai tapo labai didelė ir gausi. Ir faraonas bijojo, kad jiems taip daugėjant ir stiprėjant šitai tautai Egipte darosi nesaugu. Ir todėl jis sakė pribuvėjams, jis sakė įstatymą, kad išleido, kad išmesti visus berniukus vyriškos kilmės naujagimius, išmesti į Nilo upę ir tiesiog sunaikinti. Bet mes žinom, kad Mozės tėvai buvo tikintys žmonės, apreiškimo žmonės ir sako, matydami, kad vaikas gražus ir vaikas ypatingas suvokdami, jie jo tiesiog netidavė nužudimui, bet jie išpynė tokį krepšį ir paleido Nilo upę. Ir mes žinom istoriją, kad Egipto princesė, būdama su savo tarnaitėm besimaudydama Nile, pamatė tą krepšį, išgirdo vaiką verkiantį ir pasiėmė ir pamačius, kad jis yra labai gražus, o mes žinom, kad mediciniškai gražus vaikas tai nėra graži nosytė ar gražus kojytės, aišku, jos yra labai gražios, bet gražus tai reiškia kažkas tokio ypatingo, tai reiškia ypatingą sveikatą, ypatingą kažkokį tai, ypatingą švytėjimą, ypatingą kažkokią tai nuotaiką, kada tu žiūri į žmogų ir tu jau iš tikrųjų matai jo išskirtinumą. Ir aš įsitikinus esu šventai, kad Mozės išskirtinumas, jisai buvo matomas nuo pat gimimo. Jam buvo skirta, Dievo ranka buvo ant jo gyvenimo.
Ir mes lygiai taip pat, kada elgiamės vienas su kitu, mes turim žiūrėti vienas į kitą pagarbiai ir į kiekvieną žmogų, nes nėra nei vieno žmogaus, kuris ateitų ne su misija į šitą žemę. Mes visi gimstam su kažkokia ypatinga misija. Ir todėl išmokim ir į save žiūrėti taip pat pagarbiai. Į save žiūrėti pagarbiai. Nes mes taip jautrus dažnai ir taip perdėtai, sakyčiau, net drįsčiau sakyti, jautriai žiūrim, kaip kiti žiūri į mus. Bet aš sakyčiau, tą jautrumą siūlyčiau perkelti ir pačiam save. O kaip aš žiūriu į savo gyvenimą? Žiūrėti į save, tai reiškia žiūrėti į maistą, kurį tu valgai. Reikia žiūrėti dienotvarkę, kurią tu leidi. Reikia žiūrėti sveikatą savo. Reikia žiūrėti, kur tavo dėmesys, kur nukreipta tavo energija, kokie yra tavo tikslai, kokia yra tavo vizija. Maždaug tai sudaro visą tą kompleksinį žmogaus pagarbos savo piešinį. Kompleksinį pagarbos savo piešinį. Kas manęs laukia ateityje, kaip aš turiu tvarkyti su šia diena, kad už kažkiek tai laiko, už mėnesio, už metų, už 2 aš būčiau ten, kur aš ketinu būti, ten, kur rodo man Dievas. O ką Dievas man rodo? Ar aš matau, ką Dievas man rodo? Ar aš girdžiu Dievą iš vis? Ar man kažką tai reiškia jo kalbėjimas? Klausytis Dievą, sako Jėzus, mano avis girdi mano balsą, bet išmokimas girdėti jo balsą ir išmokimas atskirti jo balsą ir išmokimas paklusti jo balsui yra darbas, yra pastangos ir yra mokslas. Ir yra ištisas mokslas, kaip palaužti savo valią, kada tavo valia skiriasi nuo Dievo valios ir kaip išmokti džiaugsmingai, energingai, su dėkingumu ir su įkvėpimu daryti tai, ką Dievas iš tikrųjų nori, kad tu darytum. Amen. Tai nėra toksai paprastas dalykas. Amen. Tu turi atitinkamai gyventi, tu atitinkamai kažko tai atsisakai dėl kažko tai ir atitinkamai tu kažko tai pradedi daryti tam, kad tu būtum geras ten, kur tu esi. Tu turi gauti naujų žinių. Tu turi susipažinti su tais, kurie yra toliau pažengę negu tu, kurie yra daugiau pasiekę, kurių laimėjimai yra didesni, kad galėtum iš jų mokytis, nes tik tai šitie mokytojai, šitie įkvėpti žmonės gali įkvėpti ir tave judėti toliau. Sekdamas jais, kaip apaštalas Paulius sako, sekite manimi, kaip aš seku Kristumi. Jis nebijo to pasakyti. Jis nėra toks super religingas, kuris sako, ne, manim nesekit tik tai Kristum, nes tik tai Kristus čia yra Kristus ir tik tai jis ir tik tai juo. Jis nebijo pasakyti, sekite manimi, kaip aš seku Kristumi, nes aš seku Kristumi, tai atitinkamai jau kažkas yra mano charakteryje, jau kažkas yra mano įgūdžiuose, jau kažkas tai yra tokio, kas jau yra įvykę, kas jau yra patikima, kas jau yra išmokta, kas jau yra įsisavinta. Amen. Aleliuja. Ir Mozė užaugo faraono namuose ir mes žinom tą istoriją, kaip atsitiko, kad jisai užmušė tarną, kuris išstojo prieš Hebrają ir išsigandęs, jis tiesiog jam teko pabėgti, kad nebūtų jis demaskuotas ir kad nebūtų nužudytas. Ir tada mes matom jį Midiano dykumoj, kada Mozė turi encounterį. Aš atsimenu, kada atėjo mada šitų encounterių į bažnyčias, kada žmonės susirenka grupelėmis ir atsiskyrę važiuoja į kažkokią tai kaimo vietovę, į kaimo turizmo sodybą ar kažkurį nuošalę vietą, siekdami giliau pabūti kažkokiose tai temose, atsinaujinti. Tai yra, aišku, tai yra išgydymo, tai yra atsinaujinimo, tai yra gilesnio atsivertimo, gilesnio, asmeniškesnio Dievo pažinimo laikas, gilesnių tiesų nevaržomam tiesiog suvokimui ir išgyvenimui. Ir sūnus Daumantas dabar buvo išvykęs į Kiprą, bėgo maratoną ir sako, tai sakau, tu aišku, kad ir vis tiek, nors tu važiavai su tikslu, bet tu vis tiek ir pailsėjai, tai jisai sako ne tą žodį, žinai, kada paėmi knygą į rankas ir tu tiesiog ją gali laikyti tiek, kiek tu nori, nes kada augini 2 mažiukus, kuriam vienu 2 metukai, o kitam 5 metukai, tai dauguma iš mūsų, sesės turbūt ir broliai,
esam tą išgyvenę, ne, kada tu tik atsiverti knygą ir tu supranti, kad joks skaitimas neįvyks, nes reikia eiti ir greitai kažką tai daryti, tai, ką tu turi daryti. Tai va tas atsiskyrimas, va tas toks tai išėjimas į dykumą, išėjimas kažkur, tai va čia pirmą kartą yra panaudota šitas žodis, kad Mozė susitiko su Dievu ir Mozė encounterino, reiškia encounteryje šitam išgyveno Dievą. Ir Mozė išgyvenęs Dievą degančio krūmo pavydale, kad krūmas dega ir nesudega, gavo iš Dievo įsakymą, išgirdo žodį, kad tu grįši atgal ir išvesi mano tautą iš Egipto. Ir šita istorija, jinai yra pasakojama. Rytoj mes turim va tą pirmą dieną, tą pirmą vakarą, kada prasideda žydų Peisach, pirmadienio vakaras ir užbaigsim 30 rytoj Saulėledyje ir ateinantį antradienį Saulėledyje šitą 8 dienų šventę, jinai įvyks. Va taip kaip čia ir pasakyta. Iš tikrųjų, tą dieną išvedžiau jūsų gretas iš Egipto žemės, švęskite tą dieną per kartų kartas, kaip amžiną įsaką. Ir kada aš skaičiau, jau būdama ne vienus metus krikščionė, bet pirmą kartą atkreipiau dėmesį, kad tai yra amžinas įsakas. Ir aš užsimaščiau, nes būdama charizminiai bažnyčiai, protestantiškoje ir būdama krikščionė, iš tikrųjų mes neprisirišę pagal laišką Kolosiečiams, tos dienos, ritualai, tie visi dalykai yra perspėta, kad neprisiriškit prie jų, neįsikinkykit prie jų per daug, kad nepamestumėt gyvenimo ir esmės. Prieš laikydamėsi šitų ritualų ir laikydamėsi šitų švenčių. Bet skaitydama po daug metų, man atrodo, tada 50-metis buvo mano 50 metų, jubiliejaus metais, tada aš kažkaip tai iš naujo grįžau prie kai kurių specifinių rašto vietų, tai savo jubiliejiniais metais, 49 metais. Ir va čia va atradau užtikrintai, įsakmiai ir užtikrintai užrašytą Dievo žodį, kuris pasakė per amžius, tai yra amžinas įsakas. Ir aš galvoju, gerai, jeigu jis yra amžinas įsakas, tai reiškia, jis yra įsakas ir man. Ir pradėjau labiau pasidomėti tomis šventėmis. Tai tada kyla klausimas, kažkas galbūt klausia, tai ką tu nori mums pasakyti, kad mes grįšim prie šitų švenčių. Aš pasakyčiau taip, Šiandien visą savaitę ruošdamasi šitam žodžiui, aš galvoju, kaip aš išgyvenu dabar šitą situaciją, kada mūsų Velykos, europietiškos Velykos, vakarų Europą, Velykas šventė 31 kovo ir dabar žydų Peisach yra 30 balandžio. Ir aš pasakysiu jums, kad įvyksta tas paradoksas, kada tos priešybės jos iš tikrųjų jungiasi. Įstatymas ir malonė jungiasi. Senasis ir naujasis testamentas jisai jungiasi. Tu pasieki tokį laiką, kad tas, kas buvo prieš 30-20 metų nesuderinama tavyje, staiga pradeda derintis. Ir labai labai gražiai derintis. Ir labai labai gražiai priežastingumas atsiskleidžia, kodėl buvo taip, kaip buvo. Ir ateina pagarba visai tai istorijai, kurią šita tauta nuėjo, nes tu supranti, kad tavo šaknis yra šitoje tautoje. Ir šitose istorijose yra mano kaip žmogaus asmeninio atsivertimo šaknis. Ir iš kitos pusės šiandieninis mano atsivertimas ir Kristaus aukos išgyventos malonės priėmimas, kas yra daugeliu žydų šiandien dar uždengta ir sako, tas dangalas dar dengia jų akis ir jie negali jo tiesiog patys nusiimti, nes sako, tas dangalas jiems uždėtas tam, kad įeitų pagonių visuma, kad pagonis galėtų įeiti į sandorę, kuri buvo skirta tik tai tautai. Dievas sudarė tik tai su savo tauta šitą sandorą. Ir šiandien mes esam įėję į šitą sandorą, kuri kažkada buvo skirta tik vienai tautai. Aš, būdama pagoniškos kilmės nusidėjėlė, įeinu į sandorą su Dievu per savo viešpatį Jėzų Kristų, per savo gelbėtoją, per savo išganytoją Jėzų, kurio vardas ir reiškia gelbėtojas, Ješua, gelbėtojas. Ir jie pranašavo, jie laukė, jų visas gyvenimas ir visi įvykiai logiškai vedė į tai.
O aš išgirdau istoriją apie Dievo sūnų, kuris atėjo mirė, patikėjau ant kryžiaus, perskaičiau 4 evangelijas, skaitydama evangeliją šventoji dvasia man nupiešė tuos vaizdus įtikinamai, taip įtikinamai, kad įtikino visam likusiam gyvenimui, kad tai yra tiesa, kad šita istorija yra tiesa, kad šita istorija yra jėga ir kad šita istorija yra skirta man. Yra skirta man, kad aš išsigelbėčiau iš savo vergovės, iš savo tamsos, iš savo balos, iš savo purvo, kad aš galėčiau išlipti iš tų visų nuodėmių, iš tos bedėvystės, į kurią mes įklimstam. Amen. Ir aš priėmiau ją kaip siūlo galą, lygos, bankrotai, nesutarimai, kivirčai, ginčai, nesantaikos įvairios ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai yra tai, nuo ko mes kenčiam ir mums atrodo, tuoj rytoj susitvarkysiu, tuoj rytoj susitvarkysi, bet metai eina ir tu nieko nesusitvarkai ir niekas lengviau netampa. Kol vieną dieną tu nesudužti, kol vieną dieną aš nesudužau, kol vieną dieną aš neišgirdau Evangelijos gerosios žinios, kad Jėzus atėjo, Jėzus mirė, Jėzus kentėjo, Jėzus buvo nukryžiuotas, jis paėmė mano nuodėmes. Buvo palaidotas ir 3 dieną jis prisikėlė ir šiandien jis sėdi tėvo dešinėje ir užtarė mus. Ir patikėjusi šitą istoriją, aš gavau šitos prisikėlimo jėgos. Aš gavau prisikėlimo jėgos, priėmusi Dievo žodžio jėgą, šventosios dvasios jėgą. Aš gavau šitos jėgos prisikelti iš savo menkumo, prisikelti iš savo menkystės. Nes mano protas ir mano žinios negalėjo manęs išgelbėti. Protas negali išgelbėti žmogaus, nes išgelbėjimas ateina iš dvasios, išgelbėjimas ateina iš asmens, išgelbėjimas ateina iš apreiškimo. Praeitą sekmadienį mūsų bendruomeniai tarnavo pastorius Andrėjus Vastrekovas ir mes grįžę namo pratęsėm, kadangi tie tarnavimai, jie klausančiam kartais atrodo tokie ilgi ir gali galvoti, tas pamokslininkas, jisai galėtų truputį greičiau čia apsisukti ir duoti daugiau žinių ir faktų ir trumpiau viską trumpinti. Bet suprantat, dažnai mes nešam ne tik tai faktus, mes nesam išgyvenimą, mes nešam emociją, mes esam gilų jausmą. Amen. Emocija yra paviršinė, daugiau reaktyvi mūsų, o jausmas jis yra giluminis. Ir savo žodžiu aš siekiu ne tik atnešti iki jūsų informaciją, bet aš noriu pažadinti jūsų jausmus, kad jūs pradėtumėt jausti ir išgyventi, koks nuostabus yra Dievas, koks nuostabus yra gyvenimas ir kad jis yra, jis pasirodė ir jis yra šalia per ištiestą ranką. Dievo karalystė prisiartino, gyvenimas prisiartino, pasidarė kiekvienam pasiekiamas. Aleliuja. Ačiū Dievui. Amen. Amen. Ir Mozė, tęsiant istoriją, kas buvo pasakojama tas 8 dienas, šeima rinkdavosi, šeima renkasi pagal tradiciją. Ir jie kalbėdavo šitą istoriją savo vaikams ir jie pasakodavo, kad Mozė nuėjo pas faraoną, nes Dievas jam liepia, sako, eik, jis ten išsiderėjo Aroną, kad, vienu žodžiu, nes vienam labai baisu, man atrodo, kad kaip ir mums visiems labai baisu, man teko visą mėnesį su valdžiom, su miesto merais ir ten kalbėtis ir visais kitais aukštais pastatytais valdininkais ir aš pasakysiu, tu meldiesi, tu ruošiesi be bajerio, eidamas kalbėti su šitais žmonėmis. Nes tu galvoji, jeigu tu esi paprastas žmogus, esi užimtas, tai kaip užimti šitie žmonės? Ir tu žinai, kaip tu neturi laiko klausyti ilgų kalbų, tai tu žinai, kaip tie žmonės, kaip jie neturi laiko ir dėmesio klausyti kiekvieno žmogaus ant tų ilgų nesibaigiančių istorijų. Todėl tu turi sutraukti savo prašymą, savo problemą, kurią eini spręsti, tą klausimą, kurį man reikėjo išspręsti. Aš jį turėjau sutraukti į 3 žodžius. Į 4 žodžius, į vieną sakinį, kad vienu sakiniu pasakyti, dėl ko aš esu čia ir ko aš prašau, kas man yra reikalinga. Amen. Ir Mozė, jisai turėjo įveikti save. Ir tai yra natūralu. Aš žinau, kad daugelis iš jūsų stovit, verkia, įsirėmė į kažkokius tai sunkumus. Jūs nestovėkit ir nesėdėkit ir neverkit. Jūs spręskit juos, ryškitės, darykit viską. Viską darykit. O ką daryti? Viską daryk. Viską daryk iš eilės, ką žinai. Ką žinai, viską daryk. Kai viską darysi, kažkas vis tiek suveiks. Nes žinių tai turim.
Kaip taisyklė, žinių tai turim daug daugiau negu patirties. Žinių turim netgi per daug. Jau aš kai tikėjau prieš beveik 40 metų, jau būdavo madinga sakyti, kad bažnyčioje sėdi didelės galvos ir mažos širdis. Jau prieš 40 metų, kai nebuvo nei mobilių, nebuvo nei interneto, nei kompiuterių, niekas neturėjo. Niekas, nei vienas. Ir jau buvo sakoma, pamoksluose jau skambėjo tai, kad žmonės labai linkę į tas žinias, protas mūsų labai aktyvus ir jisai visą laiką užgrobė, jisai užgrobs šitą žemę, jisai jeigu bus šita laisva kėdė, jeigu dvasia mūsų nesiims aktyvumo, protas užgrobs šitą vietą ir jisai suks savo tas visas istorijas ir laikys mūsų pavergtais, laikys mūsų uždarytais, laikys mūsų įkalintais. Visiškai ne ten, kur mes norim būti, visiškai ne ten, kur mūsų pašaukimas, visiškai ne ten, kur mūsų vieta ir visiškai ne taip turėtų atrodyti mūsų gyvenimas. Jeigu mes valdytumėm, jeigu mes viešpatautumėm, jeigu mes daugintumėmės ir jeigu mes pripildytumėm, kaip įsakyta. Valdykite, viešpataukite, daugykitės, pripildykite. Valdykite, viešpataukite. Tai kur tas viešpatavimas? Žmogus tampa vergas pats savęs savo pasikartojančio, įkyraus, negatyvaus, praeitim dažnai besiremiančio, visada praeitim besiremiančio proto vergas. Minčių, įkyrių, nes protas tai lygų mintis. Įkyrių, pasikartojančių, negatyvių minčių. Ir Mozei reikėjo pereiti, išgyventi ištisą dramą, o paskui Mozei į šitą dramą įsivėlė visa tauta, o paskui juos atsidaro galimumas ir mums. Iš tikrųjų įstoti į šitą paskutiniųjų laikų mūšį ir susikauti su savo senaja kūniškąja prigimtimi. Amen. Nusivilkti savo senąjį žmogų ir apsivilkti naujų žmogumi. Draugai, bet juk tai yra procesas, tai yra darbas, kasdienis darbas, savęs nukryžiavimas, proto nutilinimas ir dvasios klausimas, leidimas. Tai yra atsivertimas, tai yra atsivertimo formulė. Tu apsiverti, kanalas pasikeičia anksčiau informacija iš išorės į vidų ir tada jos apdorojimas, o dabar atvirkščiai. Informacija ateina iš dvasios gelmės, ten viduje, kur sako Dievo žodis, sminga giliai iki sielos ir dvasios atšakos, amen, ten, kur jungiasi siela su dvasia. Ir didžioji dvasia, Dievo dvasia, kalba mano dvasiai, amen. Ir mes žinom toliau istorijos tęsinį. Mozė ėjo pas faraoną, faraonas sako ne, ir dar kartą ne. Jokio išėjimo ir jokio išlaisvinimo. Ir tada prasidėjo kas? Prasidėjo ženklai, prasidėjo bausmės, prasidėjo ženklai, sakoma, komentuojama, kad 10 šitų rykščių, kuriomis plakė Dievas Egiptą, tai buvo teisiami Egipto dievai, Egipto dievybės. Nors jų buvo žymiai daugiau negu 10, bet esminės pagrindinės dievybės, kuriams lenkėsi ir kurias garbino egiptiečiai, Dievas parodė savo viršenybę virš jų. Dievas parodė, kad jis yra dievų dievas. Amen. Man patinka šitas pasakymas. Man patinka, kad čia parašyta dievų iš mažosios, nes jie mažesni, jie dievukai, palyginus su mūsų dievu, palyginus su tuo dievu, kurį tu tiki, nes jis yra dievas iš didžiosios raidės. Amen. Amen. Ir jis tai įrodė. Ir jis tai įrodė didžiuliam paveiksle žmonijos. Ir jis įrodo tai kiekvieno individo gyvenime, kuris patikė. Todėl yra pasakyta, nebijok, bet tikėsk. Bet žmonės dažnai renkasi geriau 20 metų bijoti, 20 metų abejoti, 20 metų atidėlioti, 20 metų apsimetinėti, 20 metų glaistyti kažkaip tai, kompensuoti ir lopyti kažkaip tai tą gyvenimą, vietoj to, kad paimti ir žlugti, normaliai sužlugti prieš Dievą ir pasakyti viskas Dieve, aš priejau finišą, aš priejau savo ribų galą, viskas, čia baigėsi mano gebėjimai, padėk man,
Ateik į mano gyvenimą, padėk man. Ir jis ateina ir jisai padeda. Amen. Ir tada atėjo paskutinė bausmė, mes žinom tą bausmę, kada Dievas ištiko visus pirmgimius Egipto. Ir žydai turėjo kiekvieną šeimą, atsimena, ten parašyta, kiekviena šeima po avinėlį. Kiekviena šeima po avinėlį. Visi turi turėti avinėlį. Ir avinėlio užtenka visiems. Nes Jėzus mirė už visą pasaulį, už visus. Ir šiandien šitą avinėlį gali turėti galimai kiekvienas žmogus. Ten, kur tu esi, jis yra avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ir jis yra mano gelbėtojas, jis yra mano avinėlis. Aš esu išjautusi, aš esu išmeditavusi, aš esu išmeldusi valandas, išjautusi, kaip jis yra mano atpirkėjas, kaip jis nešia mano nuodėmės. Ir man nesvarbu, aš nesidangstau šiandien, tai žodžiais, jis nešia visų nuodėmės. Žinai taip. Ne. Jis nešė mano nuodėmės ir mano nuodėmės buvo sunkios ir kirčiai už jas krito ant jo ir čia nejuokinga, man nejuokinga ir man nelinksma. Ir čia nėra jokios arogancijos ir jokio pasipūtimo, štai koks aš nuostabus Dievo sūnus už mane mirė. Tiesiog aš toksai menkas, aš esu toks menkas, tokia menka kirmelė, kuri buvo taip pasiklydusi, taip atitolusi nuo Dievo, kad Dievas turėjo ateiti pats, nusileisti, mane atrasti, nesgi mane dar reikėjo atrasti, tave reikėjo atrasti, musgi dar reikia atrasti. Ir pašaukti vardu. Ir kada tu išgirsti šitą šauksmą ir išgirsti tą, kuris šaukia, va čia mano rezistencija buvo pralaužta. Šitas balsas, jis pralaužė šitą mano įgimtą, tą kietą kūniškumo, tą proto gynybos nepramušamo. Čia kaip tas Izraelio tas skydas, tariamai nepramušamas, bet kažkaip tai paskutiniai įvykiai parodė, kad labai jau lengvai prasimušė tas nepramušamas skydas. Amen. Bet balsas, šitas balsas ir tas pašaukimas vardu, balsas, kuriam tiesiog neįmanoma atsispirti, nes ten yra meilė, ten yra gailestingumas, ten yra išmanimas, ten yra lyderystė, ten yra kompetencija šitam balse. Tokia kompetencija, kad nėra jokio pagrindo nepasitikėjimui. Suprantate, jokio pagrindo nepasitikėjimas. Ir tada žydai buvo pasakyta pažymėti staktą avinėlio krauju kaip ženklą. Ir pasakyta, kad mirties angelas, kuris nusileido žudyti, sako, pamatys kraują ir praeis pro šalį. Ir mes šiandien giedam giesmes bažnyčiai ir mes šiandien klausomės pamokslus. Tokių patriarchų kaip Derekas Princas, Lesteris Samrelas, autoritetingų, pastorius Rikas Reneris, balsas, kuriuo galima pasitikėti, gyvenimas, kuriuo galima pasitikėti, nueitas kelias, kuriuo galima pasitikėti. Amen. Ir mes klausomės, ir mes gaunam žinių, ir mes suprantam, kad šitas kraujas turi jėgą, nes apskritai bet koks kraujas jis turi jėgą, nes kraujyje yra gyvybė. Atimki žmogaus kraują ir žmogus miršta. Žmogus netenka daug kraujo ir daro kraujo perpilimą, nes žmogus jisai mirs. Man pačiai 2 kartus gyvenime darytas kraujo perpilimas. Ir jeigu ne kraujo perpilimas, aš šiandien nebūčiau čia ir nekalbėčiau ir nebūtų manęs gyvos. Nes kraujyje yra gyvybė. Tu netenki kraujo ir tu netenki gyvybę. O čia buvo kitas kraujas, čia buvo Dievo kraujas, čia buvo Dievo sūnaus kraujas. Jeigu ten veršių, ten tų telyčių ir tų visų kraujas, jaučių kraujas, turi galę padengti tas nuodėmes, tai sako, kaip daug labiau laiške Hebrajams kraujas Kristaus turi galę mus apvalyti, atleisti ir mus perkelti. Haleliuja. Ačiū Dievui. Ir kada šitas ženklas įvyko, aišku, palūžo faraono pasipriešinimas,
nes ten labai įdomus žaidimas vyko, jūs skaitot ir žino tą istoriją, kad čia pat yra rašoma, kad Dievas siuntė Mozę pas faraoną, bet iš kitos pusės ten parašyta, kad faraoną Dievas užkietino jo širdį. Suprantate? Čia tas irgi, mes pabandom. Ir tiesiog tai yra neįmanoma. Ir mums tada atrodo, čia ne Dievo valia. Aš galvoju, kaip šitam žmogui. Jam čia viskas nuo pat pradžių atrodė sunkiai Dievo valia. Bet suprantat, bet ant kiek tai yra Dievo valia? O tu pamatai tik tada, kai tu praeini. Todėl mano šiandien iš tikrųjų palinkėjimas būtų sujungti šitas dvi šventes į vieną. Išgyvenom Velykas europietiškai, lietuviškai. Dabar išgyvenkim Peisach, išgyvenkim tą žydų paschą. Pagal žodį, pagal tradiciją. Prisitaikykim ją savo. Prisitaikykim, nes Egiptas tai yra vergystė. Avinėlis tai yra, aš susirašiau čia simbolius, kad nepamirščiau, kur aš juos susirašiau. Man tikriausiai gal kartais ir nereikia rašyti, nes aš užsirašau ir paskui nebežinau, kur užsirašiau. Tada reikia užsirašyti dar vieną raštelį, kur užsirašiau. Taigi avinėlis, tai yra Jėzus šiandien. Tas avinėlis, apie kurį skaitysit, jeigu skaitysit, skaitykit Išėjimo knygą. Tai yra Jėzus. Kiaušinis, kuris pagal tradiciją žydų lėkštėj gulės visą šitą savaitę, tai rodo gyvenimo ratą. Ir aš tik tai tapusi krikščionė gavau atsakymą į klausimą, nes atsimenat mokyklai, kas yra pirmiau, višta ar kiaušinis, kas yra pirmiau, niekas nežino ir niekada nesužinos. Čia yra klausimas, kuris be atsakymo. Kai tu tampi krikščionė, tai paprastas klausimas, tai savaime aišku, kad višta. Tai savaime suprantama, kad višta, o paskui kiaušinis. Suprantat, kad ir kitaip būti negali, suprantat? Nes yra višta, tai bus ir kiaušinis, o kad višta yra, tai yra vištos kūrėjas, teisingai, tas, kuris vištą sukūrė, amen. Ir tas nesibaigiantis gyvenimo ratas irgi yra simbolis, apie kurį reikia mąstyti. Vieni žmonės išeina, kiti ateina. Ir gyvenimas jisai sukasi, estafetė yra perdodama. Kur visi tie vyrai ir moteris, kurios prabudimo metu pamokslavo ir įkvėpė ir mokė mane, sakykime, ir daugelį iš jūsų, kurie įtikėjo 90 metais. Didelė dalis iš jų jau yra iškeliavę su Viešpačiu, bet atėjo šiandien kiti ir jaunesnieji bažnyčios nariai, jaunuomenė man atsiunčia nuorodos ir sakau, atsiųskit man, nes aš internete retai kada būnu ir sakau, atsiųskit man šitų. Ir aš paklausau, kaip šiandien jaunimas, tokie Daumanto metų, 35-40 metų vyrai ir merginos, kaip jos kalba, kaip tie vyrai kalba. Tiesiog tu žiūri ir žavesys ir tu jau matai, kad tu jau slenkiesi toliau, arčiau tų išeinančių ir paskui kyla nauji veidai, nauji žmonės ir pagal naują madą, pagal naują viską. Taigi kiaušinis, tai tas yra nesibaigiantis gyvenimas. Toliau ir kur jisai toliau vyks, čia kaip ir kiekvienam išeinančiam yra klausimas, o kur aš išeinu? O į kur aš išeinu? Ar tu turi atsakymą šiandien? Jeigu neturi to atsakymo, susimastyk. Tokia šeima neseniai irgi pasišnekėjau, labai didelė bėda. Jaunas žmogus miršta, tiesiog absoliučiai diagnozė be šansų. Ir sakau, žmonės, pasimkite Dievo žodį, atsiverskite Dievo žodį ir ieškokite ten išgelbėjimo. Nes tai, kas vyksta, įvyks, nes jau vyksta. Suprantat, bet kas toliau? Amen? Ieškokit Dievo žodyje išgelbėjimo. Aš nežinau, ar tai labai populiari žinia. Bet turėtų būti populiari. Turėtų ateiti į madą. Ieškoti išgelbėjimo Dievo žodyje. Ieškoti išgelbėjimo šventam rašte. Ieškoti išlaisvinimo nuo demoniškų tamsos blogio jėgų.
ieškoti išgydymo nuo lygų, ieškoti atsakymų į savo problemas, čia ieškoti. Ne radijas, ne televizija, ne tuščios kalbos, bet ieškoti. Yra gerai pakalbėti, aš ne prieš, bet normuokim šitos pokalbius, nepraplepėkim viso gyvenimo. Yra faina susitikti su drauge, pašnekėti, yra faina susitikti su tikinčiuoju, pašnekėti, bet netmeskim, kad 1000 kartų fainiau yra atsiversti šitą žodžią ir autentiškai išgirsti iš Dievo. Autentiškai išgirsti iš aukščiausiojo. Rėma, kad logosas užrašyta raidė juodų rašalų ant balto popieriaus raidės virstų iš tikrųjų rėma, virstų tuo dviešmenių kalaviju, kuris turi jėgą tavo gyvenimą atskirti tamsą nuo šviesos, blogą nuo gero, nuodėmę nuo teisumo. Amen. Palaimintą gyvenimą nuo nepalaiminto. Aleliuja. Karčio žolės tai vergystės kartumas. Tu valgai tas žolės. Ir tai yra faina kiekvienais metais pavalgyti šitų karčių žolių ir prisiminti, kur tu buvai, iš kur tave ištraukė. Nes kartais jau pagal laišką korintiečiai sako, jau viešpataujat, jau karaliaujat. Ateisiu ir pažiūrėsiu, ar čia tik tai žodžiais karaliaujant. Nes yra ta žodžiais karaliaujanti krikščionybė, kuri žodžiais taip išsivarčiusi ir jau tokia karališka. Bet tai, kai tu prieini arčiau ir pamatai to žmogaus gyvenime, tu matai, kad to karaliavimu net nekvepia. Žmogus paniręs vergystėj. Paniręs vergystėj. Kodėl? Todėl, kad vienas dalykas išgirsti žodį, išgirsti žinią, o kitas dalykas jį įgyvendinti. Jį įgyvendinti. Bet šitam įgyvendinime mes ne vieni. Kaip ir tada tas karčias žolės valgiam, mes irgi nebuvom vieni, bet mes to nesupratom. Mes galvojom, kad mes vieni. Mes galvojom, kad mes niekam nerūpim, kad mes niekam neįdomus ir niekam nesvarbus. Ačiū Dievui, bet kada apsireiškė Dievo meilė, mes supratom, kad mes įdomus, kad viešpačiui ne tas pats, kad aukščiausiam ne tas pats, kur tu esi ir kaip tu gyveni ir kas yra ant tavo stalo šiandien padėta. Taigi karčio žolės tai yra nuodėmės kartumas, tai yra vergystės kartumas. Aleliuja, labas Virginija. Ir tas surus vanduo, į kurį jie mirkė tas žolės, tas petražolės ir kitas žolės, ką Aušrelė kalbėjo, kad nebijokit verkti, simbolizuoja ašaras. Ašaras, kai tu esi spaudime, ašaras, kai tave ištinka liga, ašaros, kai yra ištinka tave diagnozė, ašaros, kada yra neįveikimi kažkokie dalykai mūsų bejėgystėj, bet pasakyta, pasakykim visi kartu pasakyta, kas sėja su ašarom, tas pjauna su džiaugsmu. Ir neišverktos ašaros visada apvagia mus nuo džiaugsmo. Neišverktos ašaros visada sulaiko mus nuo džiaugsmo. Sulaiko mums ir neleidžia mums išgyventi džiaugsmo. Nes kažkas tai mūsų viduje neleidžia mums išgyventi šitų ašarų. Ašaros turi vietos būti žmogaus gyvenime, nes mes tik žmonės. Mes tik žmonės. Ir mes gyvenam tarp tokių pačių tik žmonių. Todėl ašaros yra dalis mūsų gyvenimo. Tiesiog ašaros iš bejėgystės, ašaros iš skausmo. Eidama per savo išbandymus ir šio mėnesio išbandymai, tokie pasakyčiau, visada tuo metu, kai išgyveni išbandymą, atrodo, kad šitas išbandymas, pats didžiausias gyvenimo išbandymas. Man realiai atrodo, tai, ką aš išgyvenau šitą mėnesį, tai man nublanksta visi mano išgyventi išbandymai. Bet jie nublanksta tik todėl, kad jie jau tiesiog praėjo ir aš jų nebeprisimenu. Bet kai jie buvo, tai jie visi buvo tokie patys sunkus ir neįsivaizduojami. Ir kai tu susitinki tiek daug melo, tiek daug netiesos ir tiek daug yra sunkumų ten, kur galima būtų, atrodo, taip paprastai viską tą spręsti, tas tikrasias, tas problemas. Ir tada tu gelias širdį dėl tos totalitarinės netiesos, kuri žemėje išsiviešpatavus dėl bedevystės. Dėl to, kad nuodėmė karaliauja, dėl to, kad nuodėmė viešpatauja žmogaus kūne. Ir vedžioja jį.
ir nurodinėja jam. Ir žmogus šoka pagal šitą nuodėmės ir bedevystės dūdelę. O dažnai ten, kur nuodėmė, ten ir demoniškos tamsos blogio jėgos. Ir tos demoniškos melodijos įsijungia. Suprantat? Ir žmogus kankinamas ir varginamas. Ir tu žiūri į tą vaizdą, kuris tau atsidengia. Ir tada tau gelia širdį. Ir tada aš prisimenu tos žodžius, pasakytus pradžios knygos 8 ar tai 6 skyriui, nebeatsimenu, kur pasakyta, Dievas matė, kad žmogus nuo mažens linkęs, tiesiog linkęs į nuodėmę, linkęs į blogį, į tamsą linkęs. Tiesiog nereikia mokinti, juk nėra mokyklų. Nu yra gal mokyklų, aišku, kad žemėje visko yra, kad reiktų mokyti žmogų blogio. Suprantat, profesionalūs coacheriai, ateina instruktoriai, mokytojai, nu ir mokina. Jie yra, iš kitos pusės jie visi yra, nes viskas čia yra. Bet iš kitos pusės, žmogus ir nemokamas, žmogus ir be mokyklų, ir be mokytojų žino, kaip nusidėti. Ir žino, kaip gyventi bedieviškai. Amen. Aleliuja. Tai va tas surus vanduo simbolizuoja tas ašaras, kurios realiai yra neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi. Ir tik tai skiriasi priežastis, kada tu jaunas buvai, ko tu verkėjai, mažas, kai tu buvai, dėl ko tu verkdavai, negavęs saldainiuko, ar žaisliuko, ar dovanėlės. Ar nepanašiai vyksta šiandien bažnyčiose. Tam davė, man nedavė, tam man tam visą laiką, tam nieką laiką. Tai yra vaikystė, tai yra kūdikystė, suprantat? Ir yra tos kitos ašaros, žinai, kada tau apskritai gelia širdį dėl daugo, ką tu iš tikrųjų matai, tą netiesą, su kuria susiduri kiekvieną dieną. Ir aš šį mėnesį pasakiau, man Dievas yra tas, kuriam visą laiką gelia širdį. Nes aš jį taip išgyvenau šį mėnesį. Aš galvoju, Dievas yra tas, kuriam visą laiką gelia širdį žiūrint į mus. Draugai, tai padarykim kažką tai, kad jį pradžiuginti. Ir paskutinės daržovės, kurios ten buvo ant lėkštės, aš pasižiūrėjau filmuką, tai buvo salieras ir kitos daržovės dar šalia, kurios reiškia viltį ir atsinaujinimą. Aleliuja. Todėl valgydami visą tą lėkštę, visą tą porciją, suvalgykim viską. Pasakykim, mano bėdos, mano rodos. Aš pereisiu šitas visas bėdas. Aš išgyvensiu tuos visus sunkumus. Aleliuja. Nes Dievas yra su manim. Jo žodis yra su manim. Jo dvasia yra su manim. Jo pažadai yra įrašyti šitoje knygoje ir mano širdyje perrašyti, mano liežuviu, kaip plunksna rašytojo, šitie pažadai perrašyti iš knygos į širdį, įrašyti. Haleliuja. Ir užbaigsiu šitą Peisacho lėkštę. Aš ją užbaigsiu daržovėmis, kurios kelia viltį. Amen. Ir kurios žada atsinaujinimą. Nes man reikia atsinaujinimo. Man reikia jo kiekvieną dieną. Man reikia jo kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį ir kiekvienais metais reikia atsinaujinti. Nes sunkumai jie slegia, sunkumai jie lošina, sunkumai jie skandina. Haleliuja. Bet ačiū Dievui, kad mumise yra jėga to, kuris prikėlė Kristų iš numirusių. Ir jeigu jis jį iš to tumpso, iš to kapo, iš tos olos, tos duobės prikėlė Kristų iš numirusių ir nurito akmenį ir visa kita, aš manau, kad panašius dalykus jis daro ir kiekvieno iš mūsų gyvenime, kai mes pasitikim. Haleliuja. Todėl pasitikėkim juo. Šventėm Velykas lietuviškai, švęskim dabar Peisachą žydiškai ir būkim visi palaiminti, nes Kristuje Jėzuje tokie ir esame. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Amen.